Važiuoju. Gerai. Sveiki, brangūs dalyviai. Džiaugiuosi, kad dalyvaujate šiuose mokymuose, kurių tema yra projektų rengimo pradžiamokslis. Šitie mokymai vykdomi irgi gyveninant projektą Švęskime kartu gyvenimą. Tai, kai matote, be projekto šitų mokymų ir nebūtų buvę. Tai projektai yra labai geras dalykas, reikalingas kiekvienai organizacijai. Ir šiek tiek pakalbėsim šiandien apie juos, kaip gerai rengti projektus, kokie reikalavimai yra, kokių savybių reikia turėti ir daug kitų klausimų. Apie programą. Tai bus pirma dalis iki pusės 6 maždaug, tada padarysime minimalią pertraukėlę ir turėsime antrą dalį, kur galėsime daugiau padiskutuoti mums aktualiais projektų rengimo klausimais. Kokie mano šitų mokymų tikslai? Rengdamasis šitie mokymam nutariau, kad pagrindiniai mokymų tikslai būtų suteikti jums praktinių žinių, pasidalinti patirtimi savo, suteikti aišku supratimą, ko reikia, kad parengti sėkmingą projektą. Taip pat padėti nusibrėžti asmeninio tobulėjimo kelią ir suteikti drąsos ir pasiryžimo. Projektų rengimas nėra lengvas dalykas, reikia ne tik įgūdžių, žinių, bet ir užsispyrimo. Ir labai tikiu, kad man pavyks jūs motyvuoti, nenuleisti rankų, tobulėti ir savo gyvenime parašyti ne vieną projektą. Šiek tiek noriu papasakoti apie save, kad jūs žinotumėt, kaip aš išmokau rašyti projektus ir kokį kelią nuėjau. Tai, kaip sakiau, projektam reikalingos yra žinios ir aš tų žinių įgijau universitete. 2001 metais įstojau į KTU socialinę edukologiją ir 2005 metais ją baigiau, įgijau socialinio pedagogo profesiją. Vėliau mane patraukė labiau vadybinės sritis ir įstojau į KTU socialinių mokslų fakulteto Europos institutą ir baigiau vadybos ir verslo administravimo magistrą. Tai ten buvo kalbama ir apie projektus, buvo viena iš disciplinų projektų vadyba. Tai labai man pasitarnavo. Ir po to šiais metais esu baigęs VDU Katalikų teologijos fakulteto šeimotyros studijas, kurios man padėjo irgi pagilinti žinias apie šeimą, apie socialinės problemas, kokios šiandien yra visuomenėje. Tai visos šitos žinios man padeda šiandien rengiant projektus. Dabar, kur aš išmokau rengti projektus? Tai mano pradžia projektų rengimo buvo jaunimo organizacijoje Akcio Katolika Patrija. Dar būdamas mokykloje aš atėjau ją savanoriauti, dalyvavau jos veikloje ir vėliau įsijungiau į komandą ir atsirado galimybė pabandyti rengti projektus. Tai ten buvo mano pradžia. Projektai buvo gal tokie nedideli, paprasti, daugiau susiję su jaunimo veikla, ministerijų, savivaldybės lygmens, bet buvo geras startas. Vėliau aš eidamas per savo visą gyvenimo kelionę, tuos projektus rašiau, tobulinau ir rašiau Aleksoto bendruomenės centre būdamas 2004 metais. Tada atėjau dirbti direktoriumi tokią labai įdomią organizaciją Kauno apskrities socialinės veiklos NVO sąjungą. Ir tenais tikrai per 3 metus parengiau tikrai nemažai įvairių projektų, tobulinau savo įgūdžius, gebėjimus ir man labai padėjo ankstesnė patirtis. Šitų visų patirčių pagrindų turėjau labai gražią progą ir galimybę dirbti Kretingos rajono savivaldybėje viename ES projekte. Ten tokia buvo eQual programa ir mes dirbau projektai išorinių ekspertų, padėjau įgyvendinti veiklas, konsultavau iš išorės, tai buvo labai įdomi patirtis. Vėliau išėjau šiek tiek daugiau dirbti į verslą, su draugais buvom įkūrę UAB privati slaugos tarnybą ir pažymėjau šitą organizaciją pajuodinti šiek tiek, nes šitoje organizacijoje parengiau savo didžiausią gyvenimo projektą, kur mes laimėjome apie 2 milijonų litų tuo metu ir jį finansavo Europos socialinio fondo agentūra. Tai mes pagal tą projektą įkūrėm slaugytojų komandą, didelę subūrėme auklių komandą ir padėjome žmonėm, kurie turi sunkumų šeimoje derinti šeimos įsipareigojimus su darbu. Tai po to dar dirbau viešojo įstaigoje Technopolis, rengiau daugiau tokius techninius projektus. Tai vienas buvo jų Lampėdžių paplūdimio projektas ir bendruomenės centrų namų galimybių studiją rengiau. Tai buvo irgi labai vertinga patirtis. Vėliau išėjau į Ateitininkų federaciją, ten vieną projektą vykdėm, vadinosi Ateitininkų 100-mečio stovykla. Ir po to toliau aš turėjau gyvenime pertrauką, su projektais nedirbau ir prie jų grįžau 2016 metais ir pradėjau
dirbti laisvai samdomų projektų vadovų, priiminėti užsakymus iš įvairių organizacijų, tai per tuos metus, iki šių metų, per praktiškai 9 metus, tikrai parašiau ne vieną gerą projektą, daug jų įgyvendinau ir visos tos žinios man labai pasitarnavo. Ir tikrai džiaugiuosi šitų darbų, jisai toks yra labai kūrybingas, labai gali pats, kaip sakyti, būti savo šeimininku, savo laiko, gali dirbti per nuotolį, tai man labai šitas darbas patinka. Šiuo metu dar esu pradėjęs dirbti Kaišiadorių socialinių paslaugų centre projektų vadovų ir tiesiog kartu dar konsultuoti įvairias organizacijas. Tai va, tai toks mano kelias ir remiantis šito nueitų keliu galiu tokią prieiti pirmą išvadą, kad projektus įmanoma išmokti rašyti tik per praktiką ir tiesiog reikia sėsti ir imti juos rašyti. Todėl jūs labai raginu, kurie norit išmokti projektus rašyti, tiesiog imti, pasinaudoti kiekvieną progą ir imti rašyti projektus. Ir galiu pareklamuoti, kad šiuo metu yra paskelbtas konkursas institucinis nevyriausybinių organizacijų stiprinimas iki spalio 30 dienos. Galite rasti informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir tiesiog kviečiu pasinaudoti šią progą ir parašyti savo pirmąjį projektą, jeigu nesat rengę anksčiau. Pabandykime dar trumpai apsibrėžti, kas yra pats projektas, kaip jį reiktų teisingai suprasti. Rengdamasis šiam seminarui aš tokias įsivardinau 4 apibūdinimus. Pirmas jų būtų, kad projektas tai yra būdas įsisavinti lėšas, pinigus. Antras būdas, kad tai yra problemos sprendimo aprašymas. Trečias būdas tai yra veiklos idėja pristatantis dokumentas. Ir ketvirtas būdas planas, kaip iš taško A pasiekti tašką B. Visi šie apibūdinimai tinka projektui, vieni pabrėžia vieną projekto pusę, kiti kitą, kartu tai yra ir dokumentas, tai yra ir planas, ir aprašymas tam tikras, ir tiesiog, tai paprastai tariant, tai nusako, kas yra projektas. Galim pažvelgti šiek tiek, kas žodynuose yra, kaip apibrėžiamas projektas. Latiniškai projektus reiškia mestas į priekį, tai kaip minėjau, ta mintis, kad tai yra planas, kaip iš taško A nueiti į tašką B, tai ir turi tą mintį, kad tai yra mestas į priekį, tam tikras numatymas į ateitį. Ir žodyne yra tokie 5 įvardinimai, kas yra projektas. Tai yra iš anksto numatytas ir parengtas veikimo planas, sudarytas kokio nors pastato, mašinos ar įrenginio planas, iš anksto parengtas dokumentas, pagal kurį numatytą objektą galima pastatyti, patobulinti ar suremontuoti, parengiamasis kokio nors dokumento tekstas, pavyzdžiui, sutarties projektas ir užduoties principinio ir galutinio sprendimo dokumentinis planas. Tai matome, kad pagrindas yra, kad tai yra tam tikras planas, ką mes ruošiamės daryti, kaip mes ruošiamės daryti, kodėl ruošiamės daryti ir visa tai yra surašyta į tam tikrą dokumentą. Ką mums sako dirbtinis intelektas apie tai, kas yra projektas? Tai sąvoka projektas reiškia laikiną veiklą su aiškia pradžia ir pabaiga, nukreipta į unikalų tikslą pasiekti, pavyzdžiui, produkto ar paslaugos sukūrimą, bei turinčią baigtinius išteklius. Tai gali būti iš anksto numatytas ir parengtas veiklos planas, brėžiniai ar dokumentas, pagal kurį galima pastatyti, patobulinti ar suremontuoti tam tikrą objektą arba parengiamasis dokumento tekstas. Tai va, matot, dirbtinis intelektas kaip panašiai, kaip mes galvojam, taip ir jisai apibūdina, kas yra projektas. Čia viena skaidrė įdėta apie tai, nuo kada projektai iš vis atsirado ir kada jie buvo pradėti naudoti, šiek tiek žvilgsnis į istoriją. Tai matom tokią lentelę ir joje matyti, kad projektų tokie kaip sąvoka ir naudojimas jau atsirado pačioje senovėje. Pavyzdžiui, piramidės ir miestai buvo statomi su projektais, tuo metu dar nebuvo net išrastų daugelis mokslinių išradimų įvairių, bet jau buvo naudojami projektai kaip piramidėms ir kitam miestam. Vėliau, tobulėjant žmogaus įvairiom veiklom, renesanse, labai paplito architektūrai ir inžineriniai projektai, buvo jau raštas, galima buvo braižyti, rašyti. Tai visą tai buvo daroma su projektais. Vėliau 17-18 amžiuje projektai labai išplito po visą Europą įvairiose srityse. 20 amžiuje viduryje, galima sakyti, gimsta šiuolaikinė projektų valdymo metodika,
mokslas, vadybos mokslas ypatingai jau tai vardina kaip tiesiog neatsiejamą kiekvienos organizacijos veiklos dalį ir 21 amžiuje projektai taikomi praktiškai visose žmogaus veiklos srityse. Kokios yra projekto savybės? Tai pirmoji yra laikinumas, kad projektas turi pradžią ir pabaigą ir nesitęsia visam laikui. Antras, kad unikalus tikslas yra. Kiekvienas projektas siekia sukurti unikalų produktą, paslaugą ar rezultatą. Pavyzdžiui, naują programinę įrangą ar tiltą. Resursai. Projekto gyvenimui reikalingi riboti ištekliai. Tai yra laikas, biudžetas ar personalas. Ir tai būtent, kad yra riboti, kad juos galima paskaičiuoti. Planavimas ir įgyvendinimas, kita savybė, tai yra, kad projektas apima planavimą, įgyvendinimą ir stebėjimą, dažnai kuriant specialias laikinas organizacinės struktūras, tokias kaip projekto grupė. Tai va, tokį atsakymą pateikia dirbtinis intelektas. Dabar šiek tiek apie projektų rūšis, kokie jie būna. Mano toksai mėgiamiausias apibūdinimas tai yra skirstyti projektus pagal siekiamą rezultatą. Tai aš juos įvardinu, kad yra galimi kietieji projektai arba minkštieji projektai. Kietieji tai yra tokie, kurie siekia pokyčio tam tikroje fizinėje tikrovėje. Tai gali būti projektas skirtas nutiesti kelią, pastatyti namą, pastatyti tiltą. Tai yra tai, kas nukreipta į fizinę tikrovę. Arba galbūt kažkokį gamyklo įrenginį naują sukonstruoti ir taip toliau. O minkštieji projektai tai yra projektai, kurie siekia pokyčio jame dalyvaujančiose žmonėse. Tai gali būti mokymai, tai gali būti stovyklos, gali būti koncertai, įvairius renginiai, edukacijos, pagalba darbą susirandant. Tai yra tai, kas keičia žmonių gyvenimo realybę. Ir pagal veiklos sritį taip pat projektai gali būti skirstomi į tam tikras sričių projektus. Tai gali būti ir socialiniai, ir švietimo, ir aplinkosauginiai, ir sveikatos, ir sporto, ir kultūriniai, ir kariniai, ir kosminiai, ir kokie tik nori. Kiekvienas sritis turi tam tikrą savo specifiką. Kiekvienas iš jūsų čia susirinkęs irgi turbūt esat tam tikros srities specialistas ir greičiausiai rengsite projektus būtent toje srityje. Ir galimi pavyzdžiai projektų, tai yra statybos projektas, tai pavyzdžiui tilto ar pastato statybos, brėžiniai ir planai. Gali būti verslo projektas, tai yra naujo produkto sukūrimas ar verslo proceso patobulinimas. Dokumentų projektas, tai toks išskirtinis projektas, tai yra sutarties ar kitokio dokumento parengiamasis tekstas. Ir socialinis projektas, socialinės problemos sprendimo planas tam tikras. Tai va taip galima būtų skirstyti projektus. Ir svarbu paminėti, kas dalyvauja visame projektų rengime ir gyvendinime. Tai pirmiausia yra finansuotojas, tai yra fondas, kuris nubrėžia tam tikras taisyklės, kokią paramą jisai skiria, kam skiria, kodėl skiria, ko tikisi iš projekto rengėjo ir vykdytojo. Tada yra projekto rengėjas, jisai gali būti arba tas pats, kuris ir vykdys tą projektą, arba gali būti išorės kažkokia pagalba ir nebūtinai tas, kuris vykdys. Tada yra projekto vykdytojas, tada yra projekto partneriai, tada yra projekto dalyviai ir yra netiesioginiai naudos gavėjai. Netiesioginiai, tarkim, jeigu stovykloje dalyvauja vaikai, tarkim, jie yra kaip projekto dalyviai, jie grįžta namo su savo gera nuotaika ir ta gera nuotaika dalinasi su savo tėvais, įkvėpia juos kažkokiom gerom emocijom, tai galima sakyti, kad jų tėvai yra netiesioginiai naudos gavėjai. Tai va taip, tokie subjektai dalyvauja projekto rengime ir gyvendinime. Kodėl projektai yra reikalingi? Kam jie reikalingi? Tai yra du atsakymai. Vienas yra atsakymas, kodėl jie reikalingi fondams. Fondai duodami pinigų, jie nori padaryti tam tikras varžybas tarp idėjų generatorių. Tai yra idėjų varžybos. Tai yra būdas atsirinkti geriausias idėjas. Kai mes rengiam projektus, mes žinom, kad į tą patį konkursą projektus rengia ir kitos organizacijos. Ir mes visi kartu dalyvaujam tam konkursą, sunešam savo idėjas ir tos idėjos tarpusavėje konkuruoja. Kas geriau jas parašys, kurio idėja bus patrauklesnė. Ir fondai nori atsirinkti pačias geriausias ir patraukliausias idėjas. Šalia idėjos taip pat yra fondams svarbu, kad atsirinktų jie tuos vykdytojus, kurie yra kompetentingiausi savo srityje ir gali geriausiai užtikrinti projekto įgyvendinimą. Tai
savo reikalavimuose jie dažnai įdeda tokius punktus kaip vykdytojo išsilavinimas, turima komanda, turimi ištekliai. Jie nori žinoti, kad tas projektas tikrai bus efektyviai įgyvendintas. Be fondų kartais patys vykdytojai finansuoja savo projektus iš savo lėšų ir tarsi jiem tokių dalykų nereiktų, bet tokiu atveju vykdytojams projektai tai yra galimybė efektyviai valdyti resursus. Tai yra rasti tiesiausią kelią iš taško A į tašką B ir efektyviausių būdų naudoti organizacijos resursus. Tai yra labai svarbu, nes mes nei vienas nenorime gaišti laiko darant tai, kas kitiem galbūt nereikalinga. Tai projektas mums padeda atsakyti klausimą, ką konkrečioje situacijoje daryti, kaip spręsti konkrečią problemą. Ir tas susikurtas savo planas, tas projektas, jisai yra mums kaip kelrodis žemėlapį, žodžiu, kur mes turime nuvykti ir ką turime padaryti. Tai iš čia gimsta antra išvada, kad reikia nusiteikti konkurencijai, nepasiduoti pralaimėjimams. Aš irgi esu daug projektų rašęs ir daug jų esu nelaimėjęs ir iš kiekvieno galima kažko pasimokyti. Tik tiek žinau, kad niekada pralaimėjimas nereiškia, kad jeigu nelaimėjai vieną kartą, tai būtinai nelaimėsi ir kitą kartą. Visur yra, kaip sakau, varžybos, turime įdėti maksimaliai savo pastangų, sugalvoti gerą idėją ir tikrai mes kiekvienas turime galimybės tuose konkursuose susilaukti sėkmės. Dabar labai įdomus klausimas, kokių gebėjimų reikia rengiant projektus. Kiekvienas galite susipažinti su šitos 6 punktų sąrašu ir įsivertinti save, kurioje vietoje yra jūsų stipriosios pusės, o kur reikia jums pasitempti. Tai, kad parašyti gerą projektą, reikia turėti tokius gebėjimus. Pirmiausia, reikia turėti išlavintą protą ir gebėjimą apdoroti informaciją. Antras punktas - mokėti rašyti, reikšti mintis, sukramtytą informaciją paversti tekstu. Reikia būti tam tikrą prasme biškį truputį žurnalistų mokėti reikšti mintis. Nes tie, kurie vertina projektą, jie skaito jūsų tekstą ir jie iš to teksto turi susigaudyti, ką jūs norėjot parašyti, kodėl jūs norėjot parašyti, kokia jūsų idėja ir taip toliau. Trečias tai yra kūrybingumas ir inovatyvumas. Tai ypatingai svarbu generuojant idėjas, ką jūs konkrečiai projektą norite daryti. Ketvirtas punktas - kompetencija konkrečioje srityje. Tai irgi, jeigu jūs nebusite tam tikros srities ekspertai, jums bus labai sunku parašyti gerą projektą. Taip pat komandinio darbo įgūdžiai ir komunikabilumas. Tai visos šios savybės yra reikalingos tam, kad jūs parengtumėt gerą projektą. Kas sunkiausia rengiant projektus? Per 20 metų, kai rengiu projektus, galiu įvardinti tokius 4 pagrindinius dalykus. Tai pirmiausia, sunku rasti pakankamai laiko ir spėti terminus. Projektų rengimui nebūna duota begalės laiko. Būna mėnesis, 2 mėnesiai, pusę metų įvairiai priklausomai nuo fondų sudėtingumo. Ir dažnai projektus reikia rašyti šalia visų savo kitų darbų ir rasti tam laiko, kad kartais nebūna lengva. Nebūna lengva taip pat vadovauti komandai, kai projektą rengia ne vienas žmogus. Reikia su jais susitikti, derinti, suvienodinti savo supratimą įvairiais klausimais ir tai kartais irgi būna problematiška ir užima laiko. Taip pat apdoroti didelį kiekį informacijos nėra lengva. Ir sugalvoti gerą projekto idėją. Tai mano manymu pats sunkiausias iš tų visų 4 punktų yra sugalvoti gerą projekto idėją. Jeigu turit gerą projekto idėją, tai praktiškai yra pusė sėkmės. Ir su gera projekto idėja labai lengvai rašosi projektai, nes jinai būna tiesiog kaip rašai, kaip sviestų patepta. Tai jeigu norite dabar konkretaus konkurso, dar nežinote ir nežinote, kokį projektą rašyti, bet norite vis tiek savo žinias gilinti ir kažkaip pasiruošti projektų rašymui. Tai klausimas būtų, kaip tinkamai pasiruošti projektų rengimui. Tai yra 2 pagrindiniai dalykai. Pirmas dalykas, tai jūs turite tapti savo srities ekspertais. Tai yra ten, kur jūs planuojate rašyti projektą, jūs turite būti profesionalai. Jūs turite išmanyti tos srities problemas, turite išmanyti tų problemų priežastis, sugalvoti sprendimus tom problemom, susirinkti statistiką, kuri pagrįstų jūsų sprendimus, sužinoti užsienio patirtį, išsianalizuoti tikslinę grupę. Žodžiu, yra labai visai klausimų, kuriuos reikia išspręsti, atsakyti, kad taptumėte savo srities ekspertai. Bet tai yra ypatingai svarbu. Ko jūs tapsite labiau ekspertai savo srityje,
tuo jums bus lengviau parašyti projektą, tuo jis bus aukštesnės kokybės ir tuo didesni šansai, kad jūs gausite finansavimą. Tai va, kai tapsit savo srities ekspertais, jums labai yra svarbu turėti organizaciją, per kurią jūs galite savo idėjas įgyvendinti. Labai praktiškai nežinau fondų, kurie duotų lėšas fiziniam asmenim. Daugiausiai tai yra visą laiką arba verslo organizacijos, arba valstybinės įstaigos, arba nevyriausybinės organizacijos. Tai turi turėti gerą organizaciją, sutvarkytą, turinčią banko sąskaitą, turite užregistruoti nevyriausybinės organizacijos žymą, paramos gavėjo statusą, turi laiku pateikti ataskaitas, turi turėti savo organizacijos strategiją, komandą, įdirbį turėti. Fondam labai patinka organizacijos, kurios turi tam tikrą įdirbį. Tai yra rašo projektą, bet jau iki projekto būna kažką nuveikusios. Ar tai kažkokie veiksmus jau atlikę, ar atlikę klientų apklausą, ar projekto dalyvių, turi nuotraukų kažkokių jau pasidarę. Tai va, tie pirmieji žingsniai įrodo fondui, kad jūs esate rimtai nusiteikę ir esate pajėgus įgyvendinti projektus. Tai iš čia ir kyla trečia išvada, kad tapkite savo srities ekspertais. Tai yra be galo svarbu. Ir tai galite padaryti nebūtinai studijuodami universitete, galite tiesiog sėsti prie kompiuterio, visas internetas dabar pilnas informacijos, bet kokiu klausimu, galite šviestis, yra mokymai, yra YouTube platforma, kur galite rasti bet kokiu klausimu įvairius video įrašus. Tai tapkite savo srities ekspertais. Kokie faktoriai lemia projekto sėkmę? Tai vat jau dalinai biškį gal ir minėjau, tai žodžiu, bet mintis yra labai paprasta, kad gera idėja praktiškai 50% jūsų projekto sėkmės. Tai yra, galbūt kai kurie su manim nesutiks, kurie dirba šitoje srityje, bet aš kiek gyvenime esu matęs, kiek esu rašęs projektų, neturi geros idėjos, bandai ten tą tekstą sulipdyti, parašyti, atrodo viską kaip ir protingai sugalvojai ir nepraeina. O būna turi gerą idėją ir tiesiog jauti, kad tiesiog kaip kirvis kotą tinka. Matai, skaitai tuos reikalavimus fondo ir jauti, kad va, tai jie to ir ieško. Vieną tokį projektą esam laimėję su ugdančių patirčių namai viešoji įstaiga. Vienas jaunas psichologas įkūrė savo organizaciją, nusipirko jisai seną mokyklą giliam kaime, ten dar ūkinių pastatų, žemės biškį aplinkui. Jis nori įkurti jaunimui skirtą ūkį. Tie jaunimas, kuris turi problemų šeimose, psichologinių kažkokių problemų, kuris neranda savęs, nežino, ko nori gyvenime veikti. Tai va, jis norėjo sukurti ūkį, kur atvažiuoja jie, šeria gyvulius, augina kažką, bendrauja su psichologu ir per tas praktinės veiklas jisai priartėja prie savęs, prie to supratimo, ką jis nori gyvenime veikti. Ir užsienį tokie ūkiai jau yra daug metų veikia Norvegijoje. Ir tas fondas, tai buvo Norvegijos finansinis mechanizmas, ten jie skiria apie 200 000 eurų, kad tu galėtum susiremontuoti tą mokyklą, kad pasamdyti ūkvedį, veiklom pačiom, ir taip toliau. Ir aš, kai mes rašėm tą projektą, ten buvo reikalavimas irgi, kad užvesti ryšį su Norvegijos kažkokia analogiška organizacija, tai jisai susirado Norvegijoje panašų ūkį. Ir jauti tiesiog atrašai projektą, jis tiesiog liejasi, tiesiog taip lengva, ir tu ten reikalavimų buvo begalės, tiesiog mes po to tą projektą ir taisėm. Bet jautėm, kad fondas džiaugiasi mūsų projektu, nes jisai mato, kad tai, ko jie nori, ko jie ieškojo, tai mes jiems tą ir pasiūlėme. Ir tiesiog tada jauti, kad yra tiesiog 100% toksai sėkmės garantas, kad tą projektą laimėsi. Tai labai geros idėjos, medžiokite jas, kaip sakyti, būkite idėjų medžiotojai. Kur einate, skaitote, kažkur vis turėkite galvoj. Nežinau, gal dar antrojo dalykai biškį daugiau skirsim laiko susipažinti su jumis, kokios jūsų idėjos yra, su kokiais lūkesčiais jūs atėjote, galėsim daugiau aptarti. Bet mintis yra, 50% gera idėja. Atitinka fondo reikalavimus, paremta realia situacija, inovatyvi. Tokie 3 galima sakyti, taip, fondo reikalavimus atitinka, paremta realia situacija. Mes irgi turėjom, čia buvo fondas, toksai aktyvių piliečių fondas, davė pinigus tokie visokiai bendruomeniniai veiklai. Mes čia irgi prisifantazavom padaryti demokratijos festivalį Kalniečių parke, tokių
Bet jauti rašai, žodžiu, jauti, kad dar nespėjom, reikėjo pasidaryti su bendruomenėm aptarimo kažkokį, žmonės apklausti, ar jiem to reikia. Ir to namų darbo nepadarėm, bet irgi tą projektą rašėm, žodžiu, nemažai praorgom, pirmą etapą praėjom, o antram etapą užstrigom ir buvo labai aiškiai pasakyti, kad trūksta pagrindimo, kad tai yra reikalinga bendruomenė. Ir fondas mato, jie ten nekvailiai sėdi, žodžiu, jie surenka tos, kurie vertina tos projektus, surenka ekspertus, kurie daug matė, jie turi patirties, žodžiu, ir jie jaučia, kur yra silpnos vietos ir jie tiesiog, jie renkasi geriausius. Ir balus duoda tiem, kurie geriausiai parašo. Tai tie namų darbai, galvojant apie idėjas, yra labai svarbus. Tai jeigu turit gerą idėją, tai jeigu jos gerai neužpildysite paraiškos, nors ir turit gerą idėją, bet neprašysit, jos irgi nieko gero nebus. Fondas tiesiog liks jūsų galvose, o fondas jisai skaitys, jisai nepamatys, kad tai yra gera idėja ir viskas, ir jisai neduos balų ir atmes, žodžiu. Tai labai šitos dvi kojos, tai yra gera idėja ir tinkamai užpildyta paraiška. Konkrečiai ir glaustai, aiškiai ir tiksliai, rašykite tai, ko prašo, visi priedai priepinuo, tai čia tie visi atsiverti fondo reikalą, viskas tam būna surašyta, nieko fondas nereikalauja kažkokių nebūtų dalykų, jis viską parašo, ko nori, tik reikia labai įsiskaityti ir kartais jis neduoda paraiškos formą ir parašo, pavyzdžiui, problemos aprašymas, jis parašo, prašome, prašykite mum kokią problemą spręsti, iš kur sužinot, kad tai problema, jis viską parašo, ten praktiškai nereikia nieko net patiems galvoti. Jeigu turit gerą idėją, jums tada lengvai viskas rašysis, nes jūs tiksliai turėsite ir statistiką susirinkę kažkokią, ir pagrindimą, ir apsiklausę savo komandą, ir savanorius, ir taip toliau, žodžiu, ir jums bus tikrai tas pats rašymas malonus. Nebus, kaip sakyti, gimdyti per prievartą. Tai tai tokie du esminiai projektų sėkmės faktoriai, kuriuos turite žinoti. Tai išėjo ir mano ketvirta išvada, kad gera idėja 50% sėkmės. Kaip sakyti, galite šitą irgi pasikabinti prie lovos, iš lovo, žodžiu, kad neužmirštumėte. Ir dabar šiek tiek dar apie kur ieškoti informacijos apie paramą projektams. Nėra tokios dabar Lietuvoje, anksčiau yra buvę vienas GAU finansavimo LT toks puslapis, bet jisai po to kažkur užlūžo, dingo ir ten jau dabar, kiek ieškojau, jau jo nebėra. Pirmam šitam sąraše yra trečias sektorius LT finansavimas konkursai. Čia yra toksai nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras Vilniuje veikia. Jis jau daug metų, praktiškai nuo nepriklausomybės tam pradžios gal irgi pradėjo veikti jisai. Ir jisai, dar žinau, veikia iki dabar ir jie turi savo tokį skyrelį, finansavimas, konkursai ir galite tenais, jie daug tų konkursų Lietuvoje vykstančių ir tokie, kurie pagrindiniai, tai jie ten sudeda informaciją. Tai galite, ten, man atrodo, yra net galimybė užsiprenumeruoti naujienas, tai irgi galite sekti tas naujienas. Tai čia tai, kas vyksta Lietuvoje daugiausiai. Labai daug yra projektų skiriama iš ES lėšų finansavimas. Yra visa strategija, dabar yra tas finansavimo periodas nuo 21-27 metų. Tai yra puslapis ES investicijos LT. Tai ten irgi galite pasižiūrėti kvietimai, skirta privačiam sektoriui, viešajam sektoriui. Tai irgi galite analizuoti ir atrankas daryti, filtruoti, žodžiu, ir ieškoti. Yra labai geri kvietimai vietos veiklos grupių. Aš kaip suprantu, iš vis daugiausiai visi iš Kauno esate. Tai aš žinau, kad Žaliakalnė yra vietos veiklos grupė, Aleksote yra vietos veiklos grupė, nesu tikras dėl kitų seniūnijų, bet šiaip jos veikia, daugumoje seniūnijų yra. Ir ten labai tikrai duoda, tų reikalavimų ten nemažai. Esu dabar Kaišiadoryse savo centre, kur dirbu, mes parengėm projektą, tuoj turim pasirašyti sutartį irgi vietos veiklos grupiai. Tai mes ten irgi prisiplanavom gražiausių veiklų, vešim vaikus prie jūros į stovyklą, šeimų stovyklas darysime, ekskursijų darysim daug vaikam iš tokių socialinės rizikos šeimų, kurie stokoja tavo tėvų dėmesio laiko, žodžiu. Tai ten duoda socialinio verslo plėtrai, žodžiu, labai kiekviena vietos veiklos grupė turi savo pasitvirtinusi strategiją, bet jeigu dirbat savo seniūnijoj, tai galite įvesti tiesiog į Google paiešką
Dainavos vietos veiklos grupė, nežinau, reikia žiūrėti. Ten, kiekvienos teritorijos veikia dažniausiai. Tai va, tai šitos labai geros yra visi konkursai, tada yra ministerijos ir savivaldybės. Geriausia, tai aš taip darau, jeigu turit kažkokių konkrečių idėjų, turit savo organizaciją, ar įkursite, jeigu dar neturite, tai geriausia yra nueiti į ministeriją konkrečią, jeigu dirbat švietimo srity, kažkokį tai švietimo ir mokslo ministerija, jeigu socialinė, tai socialinės apsaugos ir darbo, tiesiog nuvažiuoti, susipažinti, pristatyti savo organizaciją, paprašyti, kad siūstų jums informaciją visą apie naujausius konkursus, paklausti, gal kokie konkursai jau šiais metais yra numatomi. Tokį padaryti paprastą gražų darbelį. Jūs atsimins tada kažkur įtrauksiu į elektroninių paštų sąrašą ir jums tas naujienas siūs. Ta patį padarykite su savivaldybė. Jeigu dirbat irgi aplinkosaugos, tarkim, srityje, jeigu domina kažkokia gyvūnų globa ar paukštelė, ar dar kažkas yra aplinkos apsaugos skyrius, nueikite, susipažinkite su vedėja, pasakykite, kad tokia organizacija, paprašykite, kad siūstų informaciją apie konkursus, nes dažnai fondai, kažkokie nauji pasirodo ypatingai, jie dažniausiai nepažįsta organizacijų, kurios veikia, tai jie eina vis tiek per savivaldybės daugiausiai. Tai, pavyzdžiui, šitas konkursas, tas nedidukas Nordkaren, kur sakiau, kad dabar pateikėm neseniai paraišką 15 spalio, tai informaciją gavom per savivaldybę. O pavyzdžiui, šitam NVOS trečias sektorius, šitam konkursų sąraše jo nebuvo net. Tai jie irgi, jie dirba su užsieniu daug, galbūt ir iš užsienio nemažai ten lėšų sumaina. Tai jie per savivaldybės kreipėsi ir savivaldybės nukreipė į mūsų centrą, žodžiu. Tai va, tai aš manau, kad tas yra labai vertinga. Kaune, jeigu jūs daugumą esate iš Kauno, tai yra savivaldybė skelbė konkursus iniciatyvos Kaunui, vadinasi jos. Tų sričių ten yra berods 6 ir pagal šitą adresą iniciatyvos Kaunas LT galite susirasti jas ir jie dažniausiai skelbia konkursus sausio mėnesį konkretiem metam. Tarkim, šiais metais jau dabar baigsis projektai, sausį paskelbs jau naujus kitiem metam, žodžiu. Ir jie nėra gal labai ten sumos didelės, esu aš jų porą laimėjęs, žodžiu, ten dariau tokias stovyklas, vaikam dariau, myliu tave Lietuvą vadinosi. Tai irgi neblogas konkursas, jisai, jeigu turit gerų idėjų, tai ypatingai ten jie mėgsta labai geras idėjas, kažkokias naujoviškas. Tai va, tai šitas po to yra, aišku, privatus fondai įvairūs. Toks, va, kaip pavyzdžiui, Maxima turi savo fondą atskirą, skirtą bendruomenėms ir vadinasi mes bendruomenė. Jau dabar, mačiau, galite užėti, pasidomėti, kokiom idėjom, kokias idėjas finansuoja fondai. Galite užėti šitą adresą Maxima LT mes bendruomenė yra išvardinti visi projektai gavę šiais metais paramą. Ten jų berods 15. Tai va, irgi pajausti, kokias idėjas finansuoja. Finansuoja tų organizacijų, kurios realiai dirba, kurios turi tą įdirbį, kaip sakiau, įdirbį turėti, yra jau kažką nuveikusios, patirtis labai yra svarbi, žodžiu. Naujai organizacijai vis laik sunkiau yra, kol neturi. Dėl to aš, jeigu kas turi savo organizacijas, tai stenkitės kažką daryti ir be paramos, ar iš savo kažkokių lėšų, su savanorių pagalba, bet kažką daryti, kad turėtumėt nuotraukų parodyti fondui, kad buvom su vaikais susitikę, padarėm kažkokią popietę, kažkur nuvedėm juos į ekskursiją kokią, kiek įmanoma, kad fondas matytų, kad jūs iš tikrųjų veikiate, nes tai yra labai svarbu, jiem kelia tas pasitikėjimą. Taip pat yra užsienio fondai, tai tas E-grant, tai čia Europos ekonominės erdvės mechanizmas. Tai šitus konkursus jie vis tiek, kurie Lietuvoje skelbiami yra, jie dažniausiai viešina per savivaldybės, per ministerijas. Tas pats ten trečias sektorius šitus skelbia ir tai visur būkite prisijungę, visur, kur galite, palikite savo kontaktus, kad jums siūstų. Ir aš, pavyzdžiui, dabar net neieškau, man per labai bendruomenių centrų asociacija labai šauniai dirba ir tuos konkursus perduoda. Tai iš ten gaunam daug informacijos. Tai būkit, kur labai svarbu skėtinėm organizacijom priklausyti. Yra praktiškai visų sričių ir socialinių, ir bendruomeninių organizacijų. Ir aplinkos, man atrodo, apsaugos yra Lietuvos mastu veikiančios. Tai jos tą informaciją seka ir padeda nepražiopsoti. Galiu klausimą dėl autorinių teisių, ta prasme, jeigu finansuoja, tai vis tiek autorinės teisės mano, kaip mano idėjas, mano projekto, ar dalinai dalinuosi su tuomis finansuoja? Labai priklauso, ką sukursit, kokį produktą.
Kas? Aš ateinu su žaidimu. Žaidimą sukursite, ne? Jau yra sukurtas. Jau sukurtas. Įvairiai būna, žinokit. Reikia su konkrečiu fondu, šiaip dažniausiai turi jum palikti. Kaip, nes tai yra jūsų tolimesniai veiklai bus reikalingas dalykas, žodžiu, ar jūs ten norėsite ar prekiauti, ką šiaip jum turi palikti teisės. Kad ir jie finansuoja, bet tas produktas sukurtas, nes tik jie neturės ką daryti su to žaidimu jie. Kada skelbiami projektų konkursai, tai kiekvienas fondas turi savo laiką ir tvarką. Jie, kaip sakiau, Kauno miesto savivaldybės iniciatyvų Kaunui konkursai skelbiami sausio mėnesį, taip jau vyksta praktiškai kaip turbūt 10 metų paskutinių, jie nuolat turi tą tokį ritmą. Kiti fondai visada, žodžiu, galima gauti informaciją tiesiog jiem pasiskambinus. Aš taip sakau, jeigu turite idėją, skambinkite į ministeriją ar savivaldybę, sakykite, turiu idėją tokią, gal galite padėti sužinoti, kur kas finansuoja, žodžiu, tokias idėjas, kada bus skelbiami konkursai. Kiekviena įstaiga ar ministerija, savivaldybė vis tiek turi savo planą kažkokį tai ir jums tą informaciją pasakys, žodžiu, nors jeigu dar konkursas nepaskelbtas, bet jinai gali jums pasakyti, kad vat, 3. ketvirtį planuojama paskelbti konkursą tokį ir tokį, jūs jau galite pradėti iš karto ruoštis. Tai labai svarbu tą tokį padaryti, pasičekint, pasidomėti. Kaip sakiau, yra šitas NVO institucinio stiprinimo konkursas iki spalio 30 dienos. Tai labai raginu, kurie turit savo kažkokias idėjas, galite su savo nevyriausybinėm organizacijom šitose konkursuose dalyvauti. Prieš kiek laiko pradėti rengti projektą, tai kaip sakiau irgi, kad kuo anksčiau, tuo geriau, bet reikia žiūrėti, kada paskelbtas bus konkursas ir bus aiškus, kokie yra reikalavimai, matysite tada. Bet tą pasiruošimą darbą galite pradėti daryti bet kada, kaip irgi sakiau. Ir pirmas žingsnis tai yra persiskaityti labai atidžiai visus paskelbto konkurso reikalavimus ir tiksliai įvertinti, ar verta rašyti projektą, ar atitinkate reikalavimus. Labai įsiskaityti, kiekvieną smulkmeną, labai raginu irgi nepažiūrėti pro pirštus, kad dokumentas didžiulis, bet gali būti kažkur užslėptas kažkoks labai nedidelis reikalavimas, kuris gali visą jūsų projektą aukštyn kojom apversti. Parašysit projektą ir po to tik paaiškės, kad kažkokio vieno reikalavimo netitinkate. Tai labai tas persiskaitimas labai svarbu. Galbūt yra norinčių tiesiog susipažinti apie projektų rengimą, bet patys projektų rengti neplanuojate. Tai čia tokia irgi viena nedidelė skaidrė apie tai, kokios yra kainos projektų rengimo. Jų įvairių yra, turiu galvoj, vieni, kurie rengia projektus, rengia už dyką, tarkim, su tikslu, kad jeigu laimėsite, jie įgyvendins tą projektą, visokių galimų yra variantų. Šiaip tradiciškai rinkoje sakoma, kad projekto kaina yra apie 1–3% nuo projekto vertės. Jeigu 10 000 gavote, tai 1–3%, tai apie 300 eurų gali kainuoti maždaug projektas parengti. Jeigu yra sumos auga, tai tarkim, jeigu 100 000, tai jau 1000 eurų ir taip toliau. Apie 1–3% dažniausiai tokios sumos būna rinkoje. Tokius mažus paprastus projektus, tai yra ministerijų lygmens, savivaldybių, tai aš manau tikrai galima patiems savo jėgom rengti ir tikrai tas nėra sudėtinga. Bet jeigu ten norite su įvairiais tarptautiniais didžiuliais projektais, su partneriais užsienio įvairiais, kur reikia tikrai nesat turėję patirties, žodžiu, tai tada, jeigu turit galimybę, tai galima tikrai susirasti gerus konsultantus, kurie padėtų tą padaryti ir iš jų daug ką išmokti. Bet aišku, tam yra investicijos reikalingos. Ir paskutinė mano išvada šiandien, tai yra naudokitės dirbtiniu intelektu. Nežinau, kiek jūs naudojat šiaip asmeniškai savo gyvenime ir šiaip rengiant projektus tai yra tikrai nepamainomas įrankis, net ir pati ta nemokama versija, kurią galima tiesiog dabar galite savo telefoninę įsiinstaliuoti, kompiuterį įsiinstaliuoti, jinai tikrai gali jums padėti sutaupyti daug laiko. Jinai nesukurs už jūs projekto, bet jinai gali jums padėti tokiais dalykais, kaip tam tikrą dokumentą peržiūrėti, išanalizuoti, kažkokį pateikti išvadą,
vat, kad ir kažkokią problemą jūs norite statistiką surasti, tai galim padėti įvesti, prašom pateikti vaikų ten rizikos kokį nors lygį ar dar kažką, tai žodžiu. Ir tas dirbtinis intelektas jums padarys analizę prieinamos informacijos, sutaupysi tiesiog laiko. Aš tai dažnai ir vertimus darau su dirbtiniu intelektu, jeigu iš užsienio matau kažkoks yra puslapis mano temos, žodžiu, kur man tiesiog nusikopinu tekstą ir išverčia man, ko greičiau nereikia sukti galvos. Žodžiu, tai labai irgi rekomenduoju jums šitą įrankį turėti su savimi ir naudoti, ir projektų rengiant tikrai jisai yra labai pasiteisina. Atsiprašau, ta paslauga yra mokama ar ne dirbtinio intelekto? Yra nemokamos versijos. Galima instaliuoti. Po to, jeigu ten norit labai sudėtingas kažkas analizės, aš kiek žinau, ten yra po to mokamai tam tikri abonementai. Bet šiaip tas pradinis, aš kiek naudoju, tai man kol kas jo pilnai užtenka. Pradinio to nemokamo. Aišku, būna ten po to parašo, jeigu ten labai daug aš jo prašau tų dokumentų visokių kelių, po to parašo, kad jūsų jau ten limitas baigėsi, žodžiu. Po 4 valandų kreipkitės. Jo, kreipkitės po 5 valandos, vėl galėsite dirbti. Čia gal mokama paslauga daugiau privatumo, nes šiaip, kai tu naudojasi nemokamai, tai visą tą, ką tu atplaukini į jų klausimus, tai yra viešai pasiekiama. Jeigu tu nori privatumą, tada reikės susimokėti. Nebūtinai, ten yra nustatymuose galima nuimti, kad neleisti viešumo, pažymį varnelį ir nieko neišėjai. Turėtų neišėjai. Taip, jūs gal daugiau žinot, va žmonė. Aš tai labai paprastai tiesiog. Naudojamės, bet nemokamai. Buvo mokama, bet dirbtinio intelekto naudojimo. Kad nemokamos versijos irgi apsaugotos, jeigu tik nustatymus pasidarai. Taip. Tai va, priartėjome prie klausimų atsakymų, nežinau, kiek aš šito laiko užėmiau, penktadienis, aš po 5 žodžių dar laiko, galim tada pasikalbėti gal apie jūs dabar daugiau žodžių. Jeigu turit gal klausimų pradžiai šiaip iš to, ką pasakojau, ar kažkas buvo jums neaišku, ar turit kažkokiai savo patirties konkretų klausimą, ar būdavo tokių? Aš turiu vieną dėl tų procentų, jeigu nemokamai rengia ir paskui, tarkim, nelaimi projektas, ar jie... Labai čia skirtingai reikia tartis iš anksto, žodžiu. Aš, pavyzdžiui, esu daręs tokių projektų, padedu parašyti projektą ir neimdavau po to, jeigu nelaimėdavome. Tiesiog, tai buvom susitarę, žodžiu. Nes čia vis tiek projekto rengėjo yra didelė atsakomybė, jisai jeigu apsijama, tai jisai šiaip, jeigu nelaimėjo, kaip pats kaltas, žodžiu. Ir tos sąrašus, kurie šitaip, tokias paslaugas siūlo, galiu rasti internete? Atvirai pasakysiu, žinokit, tokių, aš kiek esu ieškojęs, kas projektus rengtų, labai yra tokių paprastų projektų iš vis beveik nėra kas rengtų, o tuos, kur yra europinius didelius projektus rengia, tai va tokių galite rasti, kurie užsijama, žodžiu. Su ta procento kompensacija? Jo. Gerai, ačiū. Reikia pažįstamų turėti, kurie rengia. Taip, tos, jeigu fiziniai asmenys tikrai žinom, kurie prašo patys. Ir ima tikrai netokius procentus. 10% nuo sėkmės mokestinimo. Tokius, ne? Užtat aš labai nustebau, kai čia 1-3 galvoju, okei. Ir nesėkmės atveju irgi yra sumas daug didesnės, negu užtat man tai. Bet čia fiziniai asmenys aš. Fiziniai. Bet net jeigu ir laimėsi ir nėra tam projekte eilutės ir tu labai sunku po to grąžinti tas lėšas. Taip, tai čia turi turėti savo kažkokių tai investavimui, ar per GPM pritrauktų paramą kažką turi investuoti. O bendruomenės gali, pavyzdžiui, jeigu turi savo irgi fondus, gali, pavyzdžiui, sumokėti, pavyzdžiui, nėra to projektos. Tai va, tarkim, tu... Gali, turi teisę pervesti. Tai organizacija turi savo lėšų, tarkim, nario mokestį renka, pritraukia 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir turi kažkokį savo tam tikras tokias laisvas lėšas, tai yra, taip gali su iš jų ir mokėti, žodžiu. Sąžiningumas. Taip. Labai įvairiai tų projektų rengėjų visokių. Aš sakau, aš būdavo, kad jeigu mano organizacija patinka ir idėja patinka, aš rengiu už dyką. Tiesiog parengiu ir jeigu laimėjimo atveju, tada jau man sumoka, žodžiu, tokių buvo.
Taip, Laima. Kokių iššūkių gali patirti organizacija, kai laimi projektą, ta visa biurokratija, vis tiek reikia kažkokias ataskaitas parengti, parašai projektą, gauni pinigus ir viskas. Jo, tada prasideda jau gavus pinigus, pasirašyti sutartį su fondu. Ir fondo sutartį yra visi reikalavimai, kokias ataskaitas reikės teikti, kokie dokumentai bus reikalingi pridėti. Ir tada turi įgyvendinti. Yra rodikliai, pavyzdžiui, konkretus, ką tu įsipareigojame. Pavyzdžiui, mes dabar įsipareigojam, kad vienose mokymuose dalyvaus 30 dalyvių. Kaip pavyzdys. Ir mes turime tą rodiklį pasiekti. Arba kad į ekskursiją važiuos 40 irgi dalyvių. Tokie rodikliai. Tai fondas, jisai sutartį tokius dalykus įrašo ir tu turi juos pasiekti. Tai gal tai yra sunkiausia dalis. Tie popierizmai visi, žodžiu, taip, turi sudaryti sutartį, su Stasys filmuoja, reikia su juo sudaryti sutartį, kad aprašyti, žodžiu, ką jisai filmuos, kiek gaus, žodžiu, kiek atlyginimas, tada sąskaitą turės išrašyti, tokie darbo sutartį, jeigu turi, tai turi tabelius rašyti, bet čia buhalteriai daugiau tokius dalykus turi daryti. O projekto vadovui, tai po to ataskaitą reikės pateikti. Ir dažniausiai ataskaitos formos būna iš anksto skelbiamos irgi. Čia šitie dalykai nesudėtingi. Čia sudėtingi, jeigu, dėl ko aš sakau, labai svarbu savo projekto idėją labai gerai suprast, žinot, ką jūs darot, kad jūs neprirašytumėt kažkokių neįgyvendinamų dalykų. Mes irgi biškį prašom ir įrašėm, kad į organizacijos narius įtrauksim 10 dar naujų narių šiais metais. Toks mūsų gražus noras, norim, kad augtume, žodžiu, bet matome, kad labai sunku ir mes biškį šito nepasvėrėme. Galėjom gal 5 įrašyti, būtų viskas gerai buvę. 10 jau dabar nėra lengva. Rasim, aišku, juos, bet jau reikės nemažai padirbėti. Tai labai svarbu, kaip sakiau, dėl to būti savo srities ekspertai, žinokit tiksliai situaciją, statistiką, poreikius, kad kai rašysit projektą, kad neprigalvotume dalykų, dėl kurių po to jums tektų subgalvo, kaip juos įgyvendinti. Bet šiaip popierizmo, kaip yra, bet jis nėra sudėtingas kažkoks ten. Dalyvių sąrašą padaryti, sutartį sudaryti, apmokėjimą, pavedimo, buhalterį daug padeda. Svarbu buhalterį gerą turėti, kuris tikrai kompetitingas būtų projektuose, žodžiu. Daug organizacinio, galbūt socialiniuose projektuose, daug organizacinio darbo tokio tenka, renginius organizuoti, kažkokius sukvies dalyvius, reklamą padaryti, paviešinti, žodžiu, partnerius informuoti. Man taip šitas darbas pats labiausiai ir patinka, žodžiu, tos organizacinės, jis niekada nebūna vienodas, renginių 2 kart nedarai tokių pačių, tai gali daug ir, toks labai kūrybingas darbas. O tas ataskaitas jau pačioje, kaip tai užpildai, padarai ir tada vienu metu išsiuntė, ar kaip? Pavyzdžiui, šitam projekte, kurį vykdome, ataskaitas reikia teikti kiekvieną ketvirtį. 3 mėnesiai praėjo, mes turime pateikti, kiek pinigų gavom, kiek išleidom ir pateikti rodančius dokumentus. Sutartis, pavedimų kopijos, sąskaitos, žodžiu, mes atsiskaitome, tada savivaldybė vėl perveda mums sekančiam ketvirčiui. Yra fondai, kurie metų gale baigėsi, žodžiu, ir tada tikrai atsiskaitai, žodžiu. Bet sutartį su fondu vis laik būna parašyta, kaip reikės daryti. Būna tiksliai, žodžiu. Tai nėra paslėpti dalykai, bet būna įvairūs variantai. Šiaip, žinot kaip, metų gale už visą projektą atsiskaityti labai didelis krūvis. Šiaip ir gerai, jeigu fondai prašo kas ketvirtį, nes tau tu už trečdalį atsiskaitėjai, tau ramu jau, tu padarėjai ir viso gero, žodžiu. Praeis 3 mėnesiai, vėl už 3 mėnesius ir tada metų gale tau liks tik tie paskutiniai 3 mėnesiai. Tai šiaip geras dalykas yra, kai taip dažniau, bet po mažiau. Nes vienu metu surinkti visus dokumentus ten, tada jau gali savaitę sėdėti prie jų per metų gale, per kalėdas ir per naujus metus, žodžiu, sėdi prie projekto kokio. Man tai naujiena, aš niekada nerašiau, tai dėl to čia ir esu, ne? Bet klausimas, tai pinigus į priekį, ar tik tais jau, kai aš priduodu ataskaitas, tada jie finansuoja? Būna, kad avansą perveda, yra dažniausiai 30% avansas. Gali susitarti su fondu, kad mums reikės avanso ir jie perveda, žodžiu, tu juos išleidži, atsiskaitai ir mes tokių irgi turėjo projektų su viena organizacija, Sveikatos ministerijos fondu, visuomenės sveikatos stiprinimo fondas toks yra. Ir jie duoda avansą 30%, tai tu su jais gali pradėti veiklą vykdyti, juos išleidži, atsiskaitai, jie tau vėl perveda, bet
metų gale tu vis tiek tau gaunasi, kad tu turi turėti tą 30% po to jau savų kažkiek tai. Nes paskutinis etapas jau būna, kad tu turi iš savų ir mums tekdavo skolintis pinigus. Ten būdavo apie, nežinau, ten buvo apie 60 000 bendra suma, tai mes apie 20 000 turėjom pasiskolinti, išleisti juos, tada pateikti ataskaitą, tada fondas mums perveda jau, kaip patikrina viską, ir mes tada atiduodam tiem, kas mums skolino ten už kažkokį mokestį, kad nebuvo ten dideli tie procentai, ten gal 200 eurų gavosi bendroje sumoje, bet vat, projektų vykdymas jo, jisai kartais reikia turėti galvoje, žodžiu, šitus dalykus finansinius, bet ne visi fondai, kiti fondai perveda iš jūs visą sumą, žodžiu, ir jūs vykdykit, įvairiai būna. O su finansavimo, ar iš anksto, ar vėliau, jie rašo paraiškose, ar ne? Jo, būna reikalavimuose, jie turi savo gairias, žodžiu. Ten būna nurodyta, kada kaip ką finansuojama. Jo, kokia tvarka yra. Nes galima nusimatyti, ar tavo... Taip, tu prieš rengdamas projektą, tu žinai tai, ar tu turėsi galimybę įgyvendinti, po to neturėsi. Taip. Tai va čia irgi, sakau, gali parašyti projektą ir po to gale perskaitysi, kad tokia tvarka yra dėl tų visų avansų ir pamatysi, kad negalėsi, projektą jau parašyti, tarkim. Taip. Ar turite jūs kažkokiu tai asmeniniu patirčių, pavyzdžiui, turite gerą idėją, viską padarėte, bet ten sako, kad reikia to pradinio kapitalo. Kaip jums pavyko surinkti? Ar iš ko susirinkot organizaciją, kad atsispirtų? Sakykime, dar aš negavau nieko, tačiau man duos, ar ne, bet man pačiai reikia padaryti to žingsnius. Tai jūs turėjote tokios patirties, kad reikėjo iš kažkur, nežinau, susigaudyti pinigų pradžiai. Bet paskui, aišku, paskui jau gražins man, bet aš noriu daryti, neturiu, sakykime, nieko. Kaip pavyko, ar turėjau tokių pavyzdžių, ar panašiai? Neturėjau, turbūt, žinokit, neturėjau nei vieno projekto, kur reiktų pradėti su savo pinigais daryti. Vis laik būdavo pasirašai sutartį, ten 10 maksimum dienų fondas perveda tau pinigus ir tu gali su jais pradėti daryti. Tai vat, vis laik tai būdavo. Buvo pora projektų, kur turėjau nuosavą indėlį. Vat yra kartais irgi projektuose, fondas reikalauja, tarkim, jeigu tu parašai projektą, 100% yra suma, tai fondas duoda kokią, tarkim, 93%, o 7% turi turėti savo nuosavą indėlį. Va šitus irgi dalykus reikia pasižiūrėti. Tai va šitas konkursas, kur dabar paskelbtas institucinio stiprinimo, tai jisai duoda 100%. Tai reiškia, tu neturi savo jokių lėšų įdėti. O, pavyzdžiui, Kauno savivaldybės tas iniciatyvos Kaunai, tai jie reikalauja ten berods 7,5%, kad tai būtų jūsų nuosavas indėlis. Ir aš turiu savo organizaciją tokią, kurių Lietuvai, ten biškai kartais irgi projektus rašau. Tai tiesiog draugam rašiau žinutes, žodžiu. Kad susimestų, žodžiu. Jo, prašiau po 10 eurų paaukoti vaikų stovyklai vaikam ir surinkau ten apie 1300 eurų, man užteko, kad aš galėčiau savo nuosavą indėlį pateikti, žodžiu, ir gyvendinti projektą. Tai būna tokių fondų, kur reikia nuosavas indėlis ir čia galvos skausmas. Tikrai kartais yra labai gerų iniciatyvų, labai gerų konkursų, labai atitinka, tarkim, tavo idėją, matai, kad atitinka, bet tas nuosavas indėlis ir dažnai būna, kad leidžia fondai jį įnešti kaip savanorišką darbą. Čia irgi reikia žiūrėti, kokie reikalavimai yra. Tai kaip savanorišką darbą, tarkim, aš kaip projekto vadovas galiu, tarkim, dirbti ten 10 valandų per savaitę apmokamų, o dar 10 valandų kaip savanoris. Ir fondui parodyti, kad, tarkim, per mėnesį aš išdirbu 40 valandų, jų vertė ten yra valandinis įkainis dabar ten kiek, ten virš 6 eurų kažkiek. Nu, tai bendroji suma ten 240 eurų aš įnešiau kaip savanoriško darbo, per 12 mėnesių susidaro ten apie kokius 1500 eurų, tokia suma, kad savanoriško darbo. O dar sakykit, jeigu, sakykime, finansuoja, ar ne, tai vis tiek tenai, sakykime, kad jūs dirbate, tai tenai yra įskaičiuotas jūsų kažkoks tai, atlygis ar neatlygis, ar tenai viskas yra taip protingai ir savanoriškai pagrindai. Tik tai gauni pinigus, kad sukurtum kažkokį produktą, padarytum gerą darbą, o, sakykime, tavo visa veikla yra toks labai savanoriškas dalykas. Ar jis yra kažkoks fondas, žodžiu, dalis ten tų... Taip, čia irgi... Šitie dalykai irgi visai būna fondo reikalavimuose yra aprašyti. Fondas visai parašo, kam gali skirti pinigus, visi reikalavimai, ar partneriai reikalingi, ar nereikalingi. Tai parašo, kokiom išlaidom galima skirti. Ir
Dažniausiai būna, pavyzdžiui, administraciniam išlaidom galima ten, tarkim, parašyta būna 25%, nedaugiau, kaip pavyzdys. Būna, kurie tokių dalykų neriboja, bet, nu, logiškai žiūri vis tiek, jeigu ten prašysi ten 90% administraciniam faktas, kad nelaimėsi. Bet turiu galvo, būna tam tikri saugikliai įdėti. Būna, kad kiti būna ir 5% tik administraciniam išlaidom. Dabar čia rašėm projektą Kauno kogeneracinė jėgainė, buvo paskelbus konkursą bendruomenėm irgi. Ir vat, jie, pavyzdžiui, ten, reiškia, administraciniam išlaidom duoda 10%, tik tai nuo bendro biudžeto. Tai jeigu prašai 10 000, tai 1000 eurų administraciniam išlaidom. Tai į tai įeina ir buhalteris, ir projekto vadovas. Tai už tokią sumą, jeigu ten projektas vyksta kokią 6 mėnesius, tai vienas buhalterį po 600 sumokės, tai projekto vadovui pavyzdžiui nieko nebelieka. Tai mes tada darėme, kad tada mes traukiam projekto koordinatorių, ir reiškia yra projekto vadovas, kuris administruoja, o projekto koordinatorius viską organizuoja, visas veiklas. Ir mes jiems sakom, kad, žodžiu, mes už dyką negalim projektą įgyvendinti, žodžiu. Ir, nu, tai dabar jie sprendžia, laukiam iš jų atsakymą, žodžiu, mes motivavom, kad mums reikalingas projekto koordinatorius kaip tiesioginių veiklų vykdytojas. Tai nėra administravimas, tai yra projekto veiklų įgyvendinimas. Nu, va, tokiais būdais bandai, žodžiu. Bet dar klausimas, jeigu tai idėja, sakykime, yra kažkokia tai remiama ir tu gauni ten tą finansavimą, tai tie dalykai, kurie naudojasi tais produktais, dažniausiai tai yra nemokami, ar ne? Taip. Ten nėra nei kažkokių bilietų ar dar kažkokios tai aukos. Ne, tie žodžiu žmonės, organizacijos, kuriems suteikti, sakysim, tas paslaugas sugalvoti. Irgi būna fondai, kurie neleidžia netgi kažkokių mokamų, turi visos veiklos būti nemokamos, yra reikalavimas. Būna, kad galima ir kažkokias daryti mokamas veiklas simboliškai. Tai buvo kas nors per tos metus kažkas, kad mokamo? Niekad nedariau mokamą. Nu, tvarkoj, gal dariau biškį, reiškia, vaikų stovyklas organizavau, rašiau projektą Kauno iniciatyvom, gavau paramą, bet ten buvo pats fondo reikalavimas, kad tarkim, iš tėvų neprašyčiau daugiau, negu ten buvo nurodyta suma, negu 15 eurų už dieną. Tai aš iš tėvai, kurių vaikai dalyvaudavo, mokėdavo po 60 eurų už vieną vaiką, kad dalyvautų stovyklą. Nu, kaip pavyzdys. Bet ten buvo aptarta, žodžiu, fondė įrašyta ir leido. Į tokius mokymus kaip šie, pavyzdžiui, mes irgi jaučiame, pavyzdžiui, prisiregistruoja 50 žmonių, ateina 20. Mūsų įsipareigojimas, kad į mokymus ateitų 30. Ir ką darydavo, žodžiu, prisiregistravo 50, neieškosi dar ten 20, nes, o ateis po to visi, kur ten sutalpinsi, žodžiu. Tai va irgi mūsų toks, kitais metais galvom, jeigu rašysim, tai prašysim, kad leistų mums daryti, nu, kokį ten, tarkim, 5 ar 10 eurų simbolinį mokestį. Kad tie, kurie jau tikrai nori, tai jie tada ir susimokės, nu, minimaliai, simboliškai, žodžiu, kad būtų didesnė motyvacija, nes dabar nėra kaip reguliuoti dalyvių skaičius. Bet projektinėse veiklose visada, kai neva nemokam, tai nuo 30 iki 50 užsiregistravusi neateina į renginius. Procentų. Nuo 30 iki 50. Taip. 2 klausimai. Bendruomenė, sadmos skiriamos lėšos. Ir jūs rašote, tikriausiai nemažai projektų rašote, ar ne? Jeigu bendruomenė neturi patalpų renginiams, tarkim, yra tik mokykla, kurią gali. Vasarą mokykla yra uždaroma. Taip. Ji nedirba, renginių neįmanoma daryti. Kaip tarkim, suorganizuoti daugiau vieną kelionę, tarkim, patirties pasidalinimų. Tu gali nuvykti į kažkokį Lietuvos miestą, ne į užsienio, Lietuvos ribose, patirties pasidalinimų tikslais, bet ne ekskursija. Ekskursijos jau nesiskaito, tau niekur nemoko, už viską reikia pačiom mokėtis. Ir jeigu tu rašysi ekskursiją, tu negausi praktiškai iš karto išmes. Jei antras klausimas, kaip reikia, tarkim, bendruomenė pasidaro, kad ir renginį, tarkim, kažkokią tai šventę, tradicinę šventę, nu, pavyzdžiui, pas mus Vitėnuose daro kaimynų šventę, ne? Žmonės susibūrė,
nuomojasi sklypą pas žmogų, kuris savo teritorijoje leidžia. Bet, kaip pasakyti, suorganizuoja ir vaikam veiklas, ir viską ten pasidaro tokį pasisėdėjimą, bet jie nori ir muzikos, ar ne? Kažkokios koncerto, kad pakoncertuotų. Kaip apmokėti tam? Kaip užpildot apmokėjimą muzikiniam kolektyvui? Pavyzdžiui, mūsų bendruomenė turi ansamblį, kuris, kaip pareiškė, jeigu jisai koncertuoja, jis privalo už dyką, jam nemokamai. Bet jie perkasi instrumentus, jie reiškia, važinėja repeticijas, moka kelionę ir visą kitą, ir patalpos, kur jie repetuoja, nuomojasi savų lėšų, o tarkim, programą visai bendruomeniai, už ką? Taip, matot, čia yra... Kaip įtraukėte, nes pas jūs, Kaunėnų bendruomenė, kiek darot renginių, pas jūs paprastai yra apmoka muzikantam iš kokių lėšų. Gaunat per SAPMO lėšas? Neleidžia mums. Anksčiau leisdavo. Buvo, galiu papildyti, nes ir jūs, kas kitą projektą rašė, ar jūs, tai va tada buvo sudaryta sutartis su visais dainininkais. Atsimenat, buvo šitas projektas? Buvo kažkada. Taip, jo. Buvo užpraeitais metais. Taip. Ir tada su kiekvienu dainininku buvo sudaryta darbo sutartis, jie gavo užmokestį ir tada viskas įsiaiškino. Bet šiais metais tai mums neleido jokius tų sutarčių. Neleidžia. Jo, anksčiau leisdavo, dabar nebeleidžia. Prieš porą metų leido. Kaip padaryti tuomet, reiškia, sakau, man dėl Vitėnų, jie daro labai gražią šventę. Pavasarį, beje, yra ir organizatorė čia šiandien, mačiau. Mūsų pagrindinė organizatorė, kur Vitėnuose kiekvienais metais jis organizuoja savam sklype. Žmonės ten susineša žaidimų vaikam, vienu žodžiu, viskas pasikviečia, kad pagrotų, pakoncertuotų ir iš ko mokėti. Taip, tai čia, man, čia... Už ką? Simbolinis bilietas, jūs dalyvaujam. Organizacija turi turėti savo visą finansų strategiją. Projektai niekada nebus vienintelis pajamų šaltinis, žinot. Jisai, dėl to yra labai svarbu, kad organizacija turėtų papildomus dar lėšų šaltinius. Tai ir nario mokestis, ir 1,2%. Mes, pavyzdžiui, mūsų bendruomenė, aš nerenku nario mokesčio. Aš nerenku. Jo, bet galbūt nario mokestį, jisai galbūt tau neteistus. Taip, tai jūs jaučiat geriau situaciją, bet, pavyzdžiui, 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Aš manau, labai yra gerai, ypač bendruomenėm, kurios turi ratą žmonių, žodžiu, kad jie pervestų, tai čia labai gera galimybė. Bet tas 1,2%, bet yra žmonės nesupranta. Jie galvoja, kad nuo atlyginimo sumos, ne nuo atlyginimo sumos tas 1,2%. Jis eina tik nuo pajamų mokesčio. Taip, bet pavyzdžiui, per metus gali sumokėti apie 60-40 eurų nuo žmogaus. Tai jeigu jūs tokių 10 surinksit, jau kokie 500 eurų, jau jūs galite tikrai ansamblį samdyti drąsiai. Turiu galvoj, organizacija vien projektais neįspręsti visų organizacijos bėdų. Tai tą tik noriu pasakyti, kad labai svarbu organizacijai ieškoti kažkokių dar ir kitų galimybių. Galbūt galit, nežinau, ten pačio renginio metu bilietą kažkokį padaryti, tarkim, simbolinį, 5 eurai, tarkim, kuris žmonėm tikrai nebus našta didelė, žodžiu. Bet ar tai yra leistina, ar čia jau nelegali? Jo, leistina, ta prasme, čia bilietas, tai čia į renginį, tai čia, jeigu kažkam privačiam sklype daro, tai net savivaldybės leidimo jokio nereikia, o jeigu darot kažkokioje erdvėje viešoji, tada jūs suderinat tą su savivaldybė, parašot. Galima aukas rinkti, gali ne bilietą daryti, bet kad paaukotų žmonės, kiek kas gali. Tai prašo, ką daryti, prašo žmonių pinigų, bet
Bet ar tai yra legalu? Taip, legalu yra suformina aktą, žodžiu, komisija, kuri tas aukas užtvirtina ir viskas. Ne iš bendruomenės, bet tiesiog iš konkrečiai žmonių. Bus viso, nes šitą kartą, atsiprašau, rinko, buvo tas renginys ir ten rinko 2 eurus, atsimenu. Tai čia paskui, aišku, būna visokių žmonių, pradėjo skųstis, kaip čia pinigus, atėjo į biblioteką ir panašiai. Mes neturim Dainavos seniūnijos bendruomenės centrą. Nu tai kol dar yra va, toksai noras kažką daryti, taip, nu tai daug, 8 pavyzdžiui renginiai, 2 parkuose, bibliotekose, aš pati organizuoju grinai, kaip gyventojai. Žinau, Birutėlė, kad tu organizuoji. Bet tada taip, tu prašai ir, va, pavyzdžiui, kiti ansambliai sutinka, nes pavyzdžiui, savivaldybė nieko neskiria. Tai tada ką, seniūnė gali nupirkti šakotį, tą gauti ir gėles. Nu tai taip eini, prašai ir darai. Ir dabar va, buvo 2 renginiai, Širvio renginys, pavyzdžiui, paskui buvo Kaunienai koncertavo. Nu sutinka ansambliai, darė Moninės, kvietėm 3 ansamblius iš Kauno, net iš Raudondvario. Vieni sutinka padaryti tą labdarą, kiti ne. Nu čia taip yra, nes mes bendruomenės centro, nes paprastai netgi pradeda naikintis bendruomenės centrai. Pavyzdžiui, pas mus buvo Kauno asociacija, taip, Kauno senjorų. Aš pati joje irgi buvau. Tai aišku, labai daug popierių, labai daug rinko nario mokestį, viską. O dabar padarė, sulikvidavo prieš porą metų ir padarė klubą. O kada yra klubas, tada, pavyzdžiui, Kastyti darom renginius, patys einam, mokam po 5 eurus, tada galim pasikviesti ir ansamblį kokį norim, ir viską, maistą savo susinešam. Tai čia jau kiekvienas žmogus, kuris ateina ir gan daug susirenka, apie 100 žmonių, tai yra daug. Bet jie nori, eina ir labai patenkinti, kad juos kviečia. Aha, o dėl išvykų galima, nu sakau, kai jūs tikrai rašėt bendruomenėm daug, kiek galima, va tarkim, vasaros metu paprašyti išvykų? Nu, patirties pasidalinimo. Kokią dar galima sugalvoti? Mes darėm šitam projektui 3 patirties pasidalinimo kelionę. 3? Ir praėjo? Taip. Super. Nu, aš kitą vasarą tai padarysiu. Bet mes irgi, žodžiu, iš pradžių buvom gal ekskursiją norim padaryti, ekskursijų neleidom. Neleidžia, ne? Neleidžia, jo. Kur pramogos, žodžiu, linksma. Absoliučiai. Dar klausimas, iš to viso išplaukia, gal aš galit pasidalinti, kokiom veiklom neleidžia, nefinansuoja iš patirties. Nu, kokių sričių gal veiklų, va, kaip sako, koncertų nefinansuoja, ko dar nefinansuoja, ko geriau net neįtraukti į paraišką. Žinokit, reikia žiūrėti pagal tai, kas parašyta, pramogų neleidžia, va, tokių, jo, pramogų, žodžiu. Tas konkursą jūs galite peržiūrėti savo idėjas ir pažiūrėti, kuri iš jų tinkama, kuri netinkama. Galbūt kažkuria reikia tik patobulinti, biškį, žodžiu. Bet iš fondo reikalavimo jūs tiksliai žinosite, kokią idėją finansuoja. Aišku, o tarkim, tu turi jau turėti kažkokią tai ten juridinę įsikūręs, ar jeigu tu fizinis asmuo, tai niekaip jau... Jo, kaip fizinio asmenų aš praktiškai žinau, nebent gal darbo užimtumo tarnyba, yra tenais darbo vietų kūrimui. Tai yra konkursas... Ten labai apriboja, ten dabar žalioji žiedinė ekonomika, dar kažkas. Gali būti, aš nesu ten rašęs, tik žinau, kad ten fiziniam asmenim būdavo savo darbo. 3 metai labai apriboja, siaurai, ką ten tu gali daryti. Psichinė sveikata, aš neatsimenu, 3 metai. Taip. Mūsų valstybiniai fondai pasižymi tuo, kad turi labai daug reikalavimų, tokių, kurie kartais atrodo, kodėl jie sukurti galvoja. Kartais reikia projektą per konsultacijas, tu supranti, kad ministerija atsakingas žmogus pats nežino, ko reikalauja. O jeigu projektą ten gavai finansavimą ir kaip jisai ribotas, baigėsi, nori tęsti, tarkim, tą pačią veiklą, tai vis tiek ten kažką tai turi kitaip daryti, kitaip rašyti, ar kaip... Taip, fondai mėgsta, kad žmonės, organizacijos parašo projektą, įgyvendina, priduoda ataskaitą ir kažkokių pamokų gauna, žodžiu, kažką ir tada tobulina projektą ir vykdo testinę veiklą. Būna net klausimai fonduose, kad kaip vykdysite testinę veiklą, kaip užtiksinti testinumą, žodžiu. Tai va ten reikia nurodyti, kaip tą darysite. Bet šiaip
Taip, yra dažnai, mes irgi šitą bendruomeninę veiklą vykdome jau ne pirmus metus, praktiškai kiekvienais metais vis rašome, patobuliname kažką, kažkas pasikeičia kažkokie reikalavimai truputėlį, pagal tai atsižvelgiam, žodžiu, ir rašom. O tenai tie projektai rašomi, kaip jūs sakėt, kad būna kažkokie tai šablonai, kad tenai jau fonduose pats nekuri ten struktūrą. Jo, yra paraiškos forma. Ten, aišku. Paraiškos forma, jinai būna, atsakiau, kaip dabar tas, Current buvo ten 3 klausimai ir visa paraiškos forma. Tai bendruomeninė veikla stiprinti šitas fondas, ten paraiškos forma jau yra sudėtingesnė ir daugiau tų klausimų įvairiausių, bet jinai būna vis laik paskelbta. Ir būna net tiksliai parašyta, ką kur rašyti. Tik tai turi gerą idėją. Noriu paklausti, o tos projektus, jeigu Europos Sąjungos, tai reikia tik lietuvių kalbą teikti, ar reikia išversti anglų kalbą? Jeigu fondas administruojamas Lietuvos, ar Europos socialinio fondo agentūros, ar centrinės projektų valdymo agentūros, jeigu parama Lietuvoje administruojama, tai tik lietuviškai. O yra į komisiją, pavyzdžiui, į Europos komisiją turi dar savo atskirius įvairias programas, žodžiu, tai ten veikia anglų kalba jau yra. O jūs bandėt ką nors su ta Europos komisija? Iš Lietuvos teritorijos nueiti į Europą? Ne, nesubandė, žinokit. Kažkaip ten neteko, žodžiu, nesusidurdavau. Tie europiniai, kuriuos esu rašęs, tai čia visi Lietuvos buvo, žodžiu, o ten kažkaip, nežinau, ta tarptautinė man veikla, man tokia, ne vis laik, ne tai, kad aš moku ir anglų kalbą, ir rusų, galėčiau tą daryti, bet kiek esu dalyvavęs, Kretingui, kai dirbau, buvo ten tarptautiniai partneriai, mes važinėdavom, tai, nežinau, man tos naudos aš ten vis nerasdavau. Pasivažinėjai gerai, žodžiu, pamatai kitas šalis, bet praktinės, man norisi kažką čia Lietuvoje daryti dėl žmonių, dėl vaikų, ar neįgaliųjų, konkrečias veiklas. O tie tarptautiniai, tai ten važinėjai, taip, turizmas toksai, kaip sakai. O dar iš jūsų patirties, kokį jūs, sakykim, savo darytą projektą vertintumėte, tai moralinis pasitenkinimas, tai veikla patiko ir rezultatas geras. Bet iš tos jūsų patirties, koks jums? Šiaip ne vienas. Pavyzdžiui, dabar praeitais metais vykdžiau su Rengimo šeimai asociacija visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektą skirtą padėti tėvam spręsti perteklinio interneto naudojimo problemą. Reiškia, yra vaikai šeimoje, kurie nuolat prie ekranų, tai televizorius, tai telefonas ir visuomenė dar nėra suvokta, kad čia yra rizika didžiulė, nes yra ten tyrimai net atlikti ir įrodyti, kad jeigu vaiko tu neapriboji šitų ekranų, tai išsivysto ten visokie sutrikimai, žodžiu, vėlesnėme amžiuje. Tai mes darėm metodiką, kūrėme tokią labai, sukūrėm tėvam ir specialistams skirtą, tada darėm mokymus, važinėjom po visą Lietuvą, visuomenės sveikatos specialistus apmokėme, knygutės išleidom, yra vaikas internete, LT galite užeiti ir tas metodikos yra viso, žodžiu. Ten su piešinukais padarėm tokias gražias, kaip tėvam, žodžiu, ką daryti, jeigu nesusitvarko su vaikais, žodžiu, kaip tą problemą spręsti. Tai, pavyzdžiui, man labai gražus projektas buvo toks naudingas, žodžiu, ir šitas, kur tas 2 milijonai su slauga, žodžiu, buvo labai geras irgi, žodžiu, tikrai padėjom labai daug žmonių, kurie turi problemų šeimoje su ligoniais, su vaikais, padėjo derinti šeimą su darbu, žodžiu, buvo labai reikalingas. Gal galit papildyti, jūs minite socialinės problemas, kurias padeda būtent šitie projektai spręsti, tai gal galit papildyti, kokie dabar einamieji rinkoje yra, populiaresni arba tendencija, pavadinkime taip, yra būtent tematikų krypčių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi visą krūvą programą. Šita institucinio stiprinimo programa, kur skirta stiprinti nevyriausybinės organizacijas bendrąja prasme. Tada yra stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Šitas projektas, kuris vyksta, čia skirta bendruomenėm, yra šita veikla. Yra jaunimo labai daug programų su jaunimo reikalų departamentu kartu skelbiamų, žodžiu. Ten yra skirta atviriem jaunimo centram ir jaunimo informavimui ir darbui su jaunimu gatvėje yra labai daug programų ten gerų. Taip pat yra kovai su smurtu šeimoje, seniorų įvairiom organizacijom irgi skiriamos lėšos jų užimtumui. Visa programa, pagal kurią skiriamos lėšos, tai su ją galite susipažinti, žodžiu, ir ten visos įvardintos, kam skiriama parama, kokiam sritim, žodžiu. Ministerijos taip, yra vyriausybės programa, yra strategijos įvairios, žodžiu,
Bet jos yra testinės visos. Nėra taip, kad vat, metai prabėgs, jūs galite atsiversti, kas buvo paskelbta, vat, pasižiūrėti. Ir, man atrodo, Socmino, jeigu socialinės sritis labiau domina, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra konkursus, ten skiltis atskira, žodžiu, tai ten galima pažiūrėti, kokie konkursai buvo skelbiami. Ir jūs matysit, kokius jie vis tiek metai prabėga, vėl skelbia juos iš naujo. Ten net yra ir projektai, kokie laimėjo, visi paskelbti, tai galima pasižiūrėti. Idėjos kokios Idėjos, yra kokios labai buvo galima. jau, kad nekartoti, tai jie rekomenduoja tą padaryti. Aš tada dar provokuojantį klausimą teko grąžinti projekto lėšas, neįvykdžius projektų. Ar žinoti? Minimaliai. Ta prasme, ten. Aš irgi. Gal dar aš turiu klausimą, gal turit konkretų atvejį, pavyzdžiui, dabar gal kokį projektą rengiat ir reikia jums pagalbos, gal panalizuoti jūsų atvejį dėl idėjos, kokios gal pristatyti savo idėją, gal kokių komentarų. Nu, tai jums galima gal rašyti konkrečiai, jeigu bus kažkokių klausimų. Galit, žinoma. Jūsų, jeigu galima, telefono numeris. Laiškė šiaip. Ai, bet jums asmeniškai. Jo, asmeniškai galite rašyti, viskas tvarkoja, aš visą laiką konsultuoju, žodžiu. Aš tik noriu pasakyti, kad tikrai su Simonu tenka dalyvauti jo rašytose projektuose, Kaunėnų bendruomeniai ir praktiškai visi projektai laimė. Tikrai jisai gerai parašo. Vieną kartą tik nelaimėjo vien dėl to, pereitų metų to testinio, kadangi ten buvo parašyta dėl sąmatos neatitikimo, reiškia. O tai, kas liečia projektus, tikrai gerai rašo ir jeigu jau rašytų, tai projektas tikrai laimėtų. Ir kaip sakė, kad labai aktualu, taip yra buhalterija. Tai čia irgi tas geras buhalteris, kaip jūs čia ir minėjote. Jo, reikalingas buhalteris. Šitiek studijų baigta, tai klausyti, čia ne šiaip savo, ne? Labai žmoniškas, galiu pasakyti, labai. Tai gerai pareituosiu, kas norės pasikonsultuoti ir, tarkim, gali atsiųsti idėją kažkokią konkretaus fondo, žodžiu, aš vis tiek daugmaž tos Lietuvos visus fondus žinau ir rašau juose, tai galite atsiųsti tiesiog, iš šalies žvilgsnį pasakyčiau savo. Tai Simonas Streikus, vienas žodis. Čia jūsų elektroninis paštas, jo. Mažosiam raidėm, ne? Jo, mažos. 1982 @gmail.com. 2S, aš pagalvoju, 2S, Simonas Streikus, ar Jo, 2S. ar vieną S paliekat? Ne, 2S, Simonas Streikus, 2S gaunasi. Viena po kitos. Skaičius dar. 2S, jo? 2S, jo. Toliau. @gmail 1982. Simonas Streikus 1982 @gmail.com. Be taškų. Jo, be taškų, be tarpų, be nieko, pilnas. O gmailas tai yra taškas, ne? Po ko? Po gmailo. gmail.com. Sako, nėra taškų. Gerai, o dabar telefonas jūsų? Galiu telefoną paimti, jeigu nori. Man Taip. +3 0647 0647 02 839. 839. Jo, galite drąsiai, jeigu e-mailų neatsakysiu, skambinkite tada. Ačiū. Aš dar e-mailų greičiau neužrašau. Taip. Aš turiu dar klausimą, o kaip lengviau projektui praeiti, pavyzdžiui, įmanoma paprastam fiziniam asmeniui rašyti projektą arba būtinai organizacija? Šiaip būtinai organizacija turi. Jo, fiziniam asmenim tokių konkursų aš, žinok, savo vienintelė, tai gal užimtumo tarnyba, kuri darbo vietų kūrimui skiria paramą, tu išsimeni dalį veiklą, nusipirki kokį fotoaparatą ir parašai, kad tu būsi fotografuojama. Tai tada fotografuoji ir gali ten kokią aparatūrą nusipirki, dar kažką tai mažiau. Tai va tokiem, tai čia fiziniam asmenim. Galiu paklausti, Fondai dėl tai fotografavimas. Taip. O išsilavinimą reikia turėti, ar gyventi, tai užtenka fotografavimas? Ten tam užimtumo tarnybos Turi turi, jo, yra reikalavimai kvalifikacijai. Jo. Ten yra 30 tūkstančių parama, būtent tos vietos. Dabar,
aš mokinuosi fotografijos, nu, vat, jūs tą temą palėtėte. Taip. Ir mano kolegė, jinai Šakiuose ir dabar dalins paramą ir vat, rašo moteris ir jinai susigrąžins visas lėšas, nors jinai kvalifikacijos dar neturi. Taip. Jinai taip yra fotografavusi iš anksčiau metus arba 2, bet, sakau, bet jinai neturi ten išsilavinimo. Tai žinokit, gal nenoriu suklaidinti kažko, gal aš kažką netaip. Taip, bet jeigu jūs pradėjot mokintis, jinai įgaus tą kvalifikaciją. Nu tai gaus tada, kada pabaigė. Ir paskui, Tai nu, šitas- kokie vat, yra reikalavimai. Šitas projektas, jisai finansuoja būtent tavo darbo vietos įkūrimui, aparatūros įsigijimui ir taip toliau. Reikia, Jeigu tu tiksliai pasiskaityti mokiniesi, užimtumo jeigu tu tarnybos turėsi tą puslapį. išsilavinimą, tai viskas tvarkoj, čia viską atitinka. Nesu rašymą ir Nes nepasakysiu. ten irgi reikalavimas ne mažiau kaip 3 metus išlaikyti darbo vietą, yra mokesčius, kokius turi mokėti. Tenai, žinokit, viską paskaičiavus, tai realiai mokesčius sumokėsi tiek pat, kiek tu gausi tos paramos. Taip ir Taip kad labai gerai paskaičiuoti. Jeigu norit, galim individualiai arba susiskambinti, konkretų atvejį atsiųsti. Taip, bet kai grįžti, parašykit man elektroniniu paštu dar tokį užklausimą ir aš pasižiūrėsiu. Dar Kauno miesto savivaldybė irgi fiziniai gali irgi rašyti. Šitam iniciatyvos Kaunui? Ne iniciatyvos, aš esu kaip fizinis asmuo iš pradžių rašęs Kauno miesto savivaldybės, taip yra Kauno miesto savivaldybė, įrengti darbo vietas įsteigti. Tai jo, gali kaip fizinis asmuo, aš rašiau fizinis asmuo, steigiau įmonę ir darbinau žmogų, arba tu gali kaip fizinis asmuo pasimti individualią veiklą ir irgi darbinti žmogų. Tai čia yra kitas, ne užimtumo tarnybos, čia yra kitas projektas. Bet vis tiek, jeigu individualią veiklą turi, tai kaip juridinis asmuo veikia. Ne. Čia kaip Individualiai yra fizinis, ne, individualiai yra Bet fizinis. vis tiek su darbo santykiai susijusi veikla, ne tiesiog Ne, jūs, ta prasme, tą, ką aš sakau, tai turi žmogų darbinti. Tai čia apie tai, ta prasme. Galim nedarbinti, galim dirbti viena su savo veikla ir vykti pati viena savo. Ir tą veiklą išsimt gali per 5 minutės. Labai puslapyje. Tai aš turiu veiklas, bet tiesiog klausimas, ar su savo veikla galėčiau žinoti projektą, kaip organizacijom, tai tas aišku. Jo, kaip organizacijom. Šiek tiek dar pasitiksinu ir mažoji bendrija, jeigu. Čia skaitosi jau kaip verslo forma, žodžiu, ir būna dažniausiai, kaip Dažniausiai viešai. Tada galima teikti, pavyzdžiui, Vokietijos konkursuose, vietos veiklos grupė, tai ten ir verslo įmonės gali teikti projektus. O va, tokiuose nevyriausybinio organizacijų tai mažoji bendrija negali. Dažniausiai viešai netgi reikalavimas yra. Turi registruota būtent NVO žyma, nes būna viešų įstaigų, man atrodo, ten... Nu tai asociacija belieka tik tai, nu arba... Ne, tai viešoji įstaiga, kuri turi NVO žymą, viskas tvarkoja su ją. Ne, tai taip, bet NVO gali gauti kas? VŠI asociacijos. Ir labdaros paramos fondai. Fondas. Ja. O jeigu ta socialinė būtent idėja tavo bus, tai kokia geriau forma tada tos įstaigos? Tai nesvarbu, svarbu kryptis dar. Kokią veiklą norėsit vykdyti? Su senjorais, užimtumas. Narių neturėsit kažkokių. Ne. Paslaugų teikimą turi. Tai viešoji įstaiga jums geriausiai yra. Viešoji įstaiga, kuri konkrečią nusimatė veiklą kokią teikti. Tai ką? Klausimai išseko. Dar laiko turim, bet penktadienį, žodžiu, tai paleisim anksčiau, dar jeigu kažką parašysit man asmeniškai, tai turėsiu laiko dar skirti, tai va, panaudosiu šitą laiką. Tai tikrai, jeigu turit klausimų, rašykit dar, konkretų galite atsiųsti fondą, galite idėją parašyti, pasitarsim, žodžiu, kartu tikrai galiu tam skirti laiko, žodžiu. Tai ačiū labai, kad dalyvavote. Ačiū Jums. Ačiū Jums.